Kaip dažnai abejojame savo gebėjimais ir nepasitikime savimi. Visiškai be reikalų. Šie 10 žingsnių padės sustiprinti pasitikėjimą savimi, lavinti įgūdžius ir kasdien atrasti naujų galimybių augti. Įvairūs pratimai ne tik suteiks daugiau drąsos, bet ir praskaidrins jūsų dieną, padarydami ją išskirtinę. Jums pateikiu 10 žingsnių savęs tobulėjimo link. 1. Plėsk savo žodyną. Kasdien išmok naują žodį užsienio kalba ir panaudok jį pokalbyje ar rašydamas žinutę. Taip lavinsi atmintį ir komunikacijos įgūdžius. 2. Atrask pasaulį pro savo langą. Užfiksuok, ką matai pro langą skirtingų paros metu. Nufotografuok arba nupiešk. Tai ugdys tavo pastabumą ir kūrybiškumą. 3. žingsnis. Parašyk laišką sau. Užrašyk savo mintis, svajones ar patarimus ateičiai. Tai padės geriau suprasti save ir savo tikslus. 4. žingsnyje pažink savo miestą. Aplankyk istorinės vietas, sužinok apie jas daugiau ir pasidalyk žiniomis su artimaisiais. Taip lavinsi smalsumą ir gebėjimą pasakoti įdomias istorijas. 5. Išbandyk naują sporto šaką. Sportas ne tik stiprina kūną, bet ir didina pasitikėjimą savimi. Keisk rutiną. Išmėgink jogą, bėgimą ar šokius. Suprask, kaip veikia pasaulis. Pasidomėk, kaip veikia kasdien naudojami dalykai. Pavyzdžiui, šaldytuvas, laikrodis ar net kavos aparatas. Tai ugdys kritinį mąstymą ir smalsumą. 7. žingsnyje vesk savo dienoraštį. Rašyk apie savo pasiekimus, emocijas ir išmoktas pamokas. Taip sustiprinsi savirefleksiją ir geriau suprasi savo pažangą. Kurti galima kiekvienam. Sukurk melodiją ar garsų derinį, kuris atspindėtų tavo savaitės nuotaiką. Tai leis išlaisvinti kūrybiškumą. 9. žingsnis. Užmegzk naujas pažintis. Išeik iš komforto zonos ir susipažink su naujais žmonėmis. Sužinok apie jų pomėgius, aistras. Tai praplės tavo akiratį. Na ir 10. Rūpinkis gamta. Kasdien atlik mažą veiksmą, kuris padės išsaugoti aplinką, rūšiuok atliekas, mažink plastiką ar pasodink augalą. Tai suteiks vidinį pasitenkinimą. Pasitikėjimas savimi neatsiranda per vieną dieną. Jį reikia ugdyti. Šie 10 žingsnių padės tau tapti labiau pasitikinčiu savimi, kūrybiškesniu ir smalsesniu žmogumi. Pradėk nuo mažų veiksmų, nes kiekvienas iš jų priartins tave prie geresnės savęs versijos.